Gerą dieną visiems ir šiandien papasakosiu labai paprastai ir trumpai, kaip galima savo jėgomis nusiplauti automobilį. Tai turėsime 3 priemonės. Pirma yra Green Staras, sunkiai purvinom prieinamom vietom. Tai dažniausiai būna benzino bakelio erdvės, tarpslenkščiai, vyriai ir visos kitos sunkiai arba labai purvinos tepaluotos vietos. O toliau pakalbėsime apie Gentle Snow Foamą. Jisai skirtas automobilio kėbului. Jį galima naudoti kaip šampūną ir kaip privošą. Tai kas neturi automatinio purškeklio, galima naudoti rankinį purškeklį. Susimaišom, užsipurškim viską ant kėbulo ir paliekam mirkti realiai kelias minutės. Apie Green Starą. Jį skiesimės 1:10. Gentle Snow Foamas puikiai tinka ir kaip šampūnas. Kaip atrodo, kada paskutinį kartą šitas vietos buvo valytas? Spėju niekada. Du kibirai ant žemės, tam, kad kempinę turėti kur išsiskalauti šampūnę ir kitame kibire tiesiog mes ją išsigręšim po kiekvieno muilavimo. Na, su Koho Protector Wax mes pasidengsim visą kėbulą, tam, kad kėbulas būtų apsaugotas nuo lietaus, dulkių ir turėtų gerą hidrofobiją. Automobilis yra nuplautas, išsausintas, dabar galima užmesti akį į tas vietas, kurias minėjau ir buvo baisiai purvinos pačioje pradžioje. Darbai baigti, o jums patarimas įsigyti visas šitas 3 priemonės, kadangi jos jūsų garaže puikiai pasitarnaus.